Taip, ganėtinai įdomi šiandienos tema. Gaunas, kam reikalingas gulšiukas plytelių klijavimui. Gaunas taip, kad jau jeigu kas susidūrė su statybom, žino, kad gulšiukas reikalingas nustatyti horizontalumą arba vertikalumą. Taip, tai ganėtinai teisingai, kas man, tai jūs jau viską jau žinote. Tik tais tiek, kad yra toks variantas, kadangi aš čia turėjau plyteles, jos gavosi neturi kampo tarpusavyje, po to viena didesnė, kita mažesnė ir kas gavosi pasekoj, jeigu aš dabar paimu, gulšiukas per visą vonę apeina, tai man gaunasi taip, kad banguojasi, nesueina siūlės, tarkim viena didesnė matosi, taip laiptojasi, galima pasakyti ir panašiai. Tai vardant to, kad šitą dalyką išvengt, aš paėmiau, tiesiog nekreipiau dėmesį į patį gulšiuką, paėmiau, sulyginau tas plyteles ir ganėtinai geras vaizdas čia atsikartojo, bent jau taip, kad užduotis buvo tokia, kad išlaikyti vizualų gražų vaizdą. Nes sutinku taip, yra tokių variantų, kada jeigu plytelės kombinuoja, tarkim, jinai yra netolygus kampai, ne 90 laipsnių, jinai yra neraktifikuota, tai tarkim, ką reiškia neraktifikuota, tai dar vienas dalykas, kiši kryžiuką 1,5 tarkim milimetro siūlė pasidaro išoriai 2,5, nes viduj esantis kantas neleidžia tam kryžiukui daugiau prisispaust, tai gaunas taip, kad išoriai jinai didesnė siūlė turės negu viduj. Tai vienas toks dalykas iš aspektų, tai čia pasinaudojau 1,5 mm kryžiukus, tai reiškia, kad ganėtinai siūlė kažkokiais apie 2 mm, bet aišku vietom jinai svyruoja, nes pačias plytelės tai norisi pasisukti kažkuris į kažkurią pusę arba į kažkurį kampą, vien dėl to, kad jos yra ganėtinai tokios nelygios, neraktifikuotos, tai reikia jas pasukioti vardant vizualaus gražaus vaizdo. Tai, kas gali pasitaikyti, todėl bent jau ką galėčiau rekomenduoti, tai nekreip dėmesį į patį gulšiuką, svarbu vizualus vaizdas, jeigu turima visą vonę, tarkim, reikėtų sudėti pačiom plytelėm, čia pas mane labai ganėtinai gerai dėkingai, vien dėl to, kad nutrūksta raštas plytelių, tai per visą vonę jos nesijungia, bet jeigu kas pradėtų jungtis, jeigu reikėtų sujunginėti visas tas plyteles, vienaip ar kitaip tu jų nesuvedinėsi, neišeina suvest, nes gaunasi, kad ir kaip tu gerai atrodo pačioje, aš, tarkim, pasidariau lazerį, kaip tai horizontas mano buvo lygus, pasidariau viskas idealiai ir per 3-4 eilės man horizontas pradėjo griūti ant 3 gal milimetrų ar 4, tai gaunasi taip, kad sudėjau kuo daugiau plytelių, man paklaida pasidarė didesnė ir jeigu jos kampo neturi, aš dėjau pagal rodiklės šitas plyteles beje, jeigu kam iškils klausimas, jos visos pradėjo griuvinėti man į vieną pusę, į vieną arba į kitą pusę. Tai ką tenka padaryti, nors ir atrodo apačioj viskas lygiai, tenka kažkur viršuj, aukščiau, bent jau akių lygiai pasukiuotis taip, kad viskas atrodytų ganėtinai gražiai, nes atrodo kaip ir dabar galima pasižiūrėti, atrodytų kaip ir viskas gerai, bet iš tikrųjų sunku įrenginėti tokias pačias plyteles, yra papildomi tokie iššūkiai, gaunasi taip ir viskas. Ir daugiau tai čia, ką aš dar galėčiau pridurti. Dar tada, kas iš tokių, tai gulšiuką tada reikia tikrai nekreip dėmesį, svarbu, kad plokštuma, labiausiai svarbiausias variantas, kai yra akių lygi, kad siūlė jinai būtų kuo įmanoma tiesesnė ir tvarkingesnė. Tai jeigu aš čia būčiau sudėjęs gulšiuką, viskas gerai, pagal gulšiuką, tai horizontas man būtų viskas gerai, bet va čia būtų laiptojasi, viskas ten įsivarto, žodžiu, viena tragedija. Bet iš tikrųjų, vardant to, kad išsaugot, aš kažkur tais apačioj pakeliavau, atsvėriau tos nelygumus ir ganėtinai viskas gerai. Tai va tokie niuansai, tai gulšiuką reikia nekreip dėmesį, svarbus vizualus vaizdas, jeigu plytelės yra jau ganėtinai tikrai prastos kokybės, tai galima tokias sudėti, tai tikrai faktas, tik tai tiek, kad reikia šiek tiek pasistengti. Tai va.